Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Na štai mes jau už langų turime jau 23 metų rugsėjo 30 dieną. Ir pabandysime apžvelgti, kasgi įdomaus ir gero vyko Lietuvos altamiriniame pasaulyje per rugsėjo mėnesį. Iš tiesų renginių vyko, tikrai vyko, vieni kiti klubai organizavo, buvo tradicinių renginių, buvo netradicinių renginių, ta prasme tokių spontaniškų, kamerinių, kaip aš juos vadinu. Taigi pabandome apžvelgti viską nuo pradžių, tai yra nuo rugsėjo pirmųjų datų. Rugsėjo 2 dieną įvyko istorinių ralis, kurį jau eilę metų organizuoja viešoji įstaiga Saugus ratas. Renginys vyko būtent pietryčių Lietuvoje, apie pietus, būtent su tam tikrais greičio ruožais, su smagiais pasivažinėjimais. Renginys įvyko, viskas kaip ir šaunu, viskas gražu. Sekančią savaitę, tai yra rugsėjo 9 dieną, vyko Šiaulių miesto dienos. Na ir žinoma, čia jau pasireiškė vietinė organizacija Šiaulių senų ratų klubas, kuris organizavo paradą bei ekspoziciją miestiečiams bei miesto svečiams. Čia taipogi galite matyti keletą nuotraukų, Šiauliai nesnaudžia, šaunuoliai. Negana to, kad tą dieną vyko Šiaulių miesto dienos, taipogi Radviliškio rajone įvyko kitas labiau kamerinis renginys, būtent avis aprengs ir pamaitins, kuomet Šiaulių senų rato organizacijos atstovai ir čia sugebėjo sudalyvauti. Čia taipogi buvo atvykę ir iš Pakruojo atstovai, buvo ir iš Retromobilio organizacijos transportas, taip kad čia toksai vietinis lokalus renginys, bet taipogi irgi pritraukė istorinės technikos. Sekančią savaitę, 16, vėlgi Šiaulių senų rato klubas nesnaudė ir sukvietė visus istorinės technikos gerbėjus būtent į Kuršėnus, jau į Kuršėnų jomarką. Čia taipogi galite matyti keletą nuotraukų. Vėlgi susirinko istorinis transportas, žmonės pabendravo, pasikeitė nuomonėmis, parodė savo gražuolius. Viskas šaunu, viskas labai gražu. 23-24 dieną Biržiečių klubas Ekipažas savo nariams suorganizavo vojažą po Lietuvą, galbūt labiau po centrinę Lietuvą, Kėdainiai, Šeduva. Tai čia taipogi galite matyti keletą nuotraukų. Ekipažas apsilankė būtent ir Šeduvoje Retromobilio muziejuje. Juozas Jučas, mūsų narys, priėmė lankytojus, apsilankė kitose lankytinose vietose, mažiau susijusiais su istoriniu transportu. Na, tai savaitgalis iš esmės ekipažiečiams buvo pakankamai turiningas. Ta patį savaitgalį vyko renginys, turintis jau didelę istorinę reikšmę, tai yra prezidento taurė laimėti, ralis aplink Lietuvą. Priminsime, jog šis ralis vyksta nuo 1931 metų ir rodos, kad jau beveik 100 metų renginiui, nuo 31 iki 23 šio šimtmečio. Tačiau iš tiesų tai yra tik 32 renginys. Kodėl jis anksčiau nevyko? Manau, kad jūs visi nesunkiai tą numanote. Taip, iš tiesų, okupaciniu laikotarpiu nevyko renginys, iki karo įvyko 4 renginiai, ir štai dabar pokaryje, atgavus nepriklausomybę, dar 28 renginiai įvyko. Čia dalyvavo keletą, lygtai berods 11 istorinių automobilių, jie tik tai simboliškai buvo suvažiavę būtent į Rotušę, pasirodė, o iš tiesų ralis vyko tarp paruoštų transporto priemonių, lenktyninių automobilių. Tai kaip ir graži tokia tradicija, graži šventė. Kitas renginys, tai yra rugsėjo 24 dieną. 24 dieną vyko tradicinis jau renginys Retromugė 23 ruduo. Jeigu taip paklausčiau, kelinta tai mugė, netgi vargu bau ar atsakytų asociacijos Retromobilio nariai, o iš tiesų tai yra 22 mugė. Priminsime, jog mugės mes pradėjome organizuoti nuo 2014 metų, pati pirmoji mugė vyko 14 metų gegužės 25 dieną dar prie buvusio muziejaus patalpų. Ir štai išsivystė
į tiek, kad kiekvienais metais mugė vyksta jau 3 kartus. Tai yra rugsėjo paskutinį sekmadienį, vasario paskutinį sekmadienį ir gegužės mėnesio paskutinį sekmadienį. Taip kad artimiausia mugė dabar vyks 24 metų vasario mėnesį, būtent vasario paskutinį sekmadienį. Jau datos aš pats nepamenu, bet čia bus parašyta. Taip kad ačiū visiems, kurie dalyvavo retro mugėje. Iš tiesų buvo begalės daug atrakcijų, daug prekeivių, daug dalyvių. Mes vėl buvom suorganizavę kažką tai naujo, būtent pavėžinimą senovinio autobusų į funikulierių, apsilankė atliekų tvarkymo organizacija, buvo ARV mokykla su mokymo galimybę būtent vaikams. Pagrindinis principas šiuo atveju - pasiekti pedalus. Jeigu pasiekia automobilio pedalus, viskas gali bandyti jau vairuoti. Tai RV būtent suteikia tokią galimybę. Taipogi pabandėme pademonstruoti ir Citroen važiavimą 3 ratais. Minimaliai, bet jis pavažiavom, viskas buvo kaip ir ok, šaunu. Tiesa, yra dar viena naujiena, kurią norėčiau anonsuoti prie renginių ir visų kitų iniciatyvų vykusių 23 metų rugsėjo mėnesį. Tai nėra renginys, tai yra Lietuvos Altamerinio muziejaus sąrašo papildymas. Mūsų žemėlapis pasipildė dar vienu lankytinu objektu, tai būtent Verebėjuose, Alytaus rajone, Dovydas Žvinakevičius atidarė parodą, ekspoziciją, kuri sodyba, galbūt netgi labiau tiktų pasakyti, praeities pavara. Taip kad būsite Alytaus rajone, būtent prasukite pro Verebėjus, susisiekite su Dovydu Žvinakevičiumi. Štai jisai čianai bando padaryti dar vieną lankytiną objektą. Na, o mes žinoma turėtumėm jam palinkėti sėkmės. Ir mes labai linkime Dovydai tavo sėkmės. Smagu, jog Lietuvos istorinės technikos žemėlapis plečiasi. Tikėkime, kad kitais metais dar jisai labiau plėsis. Na va, vos nepamiršau šitos žinios. Būčiau nepilnai visą informaciją pateikęs. Perinam į paskutinį savaitgalį, tai būtent į rugsėjo 30 dieną. Na, o čianai įvyko įdomi paroda, performansas būtent Biržuose, kuomet Biržų pilies arsenalo salėje buvo atidaryta Aurimo paroda Licking Oil. Fotografas tapytojas, kuris keliauja po motociklų ir automobilių parodas, fotografuoja, na ir štai va demonstruoja. Tai pasinaudojant tą progą, ekipažas sukvietė motociklų gerbėjus būtent į tokį va kaip ir susitikimą ir gavosi labai smagi rudeninė išvyka dviračių transporto priemonių gerbėjams. Ačiū ekipažėliams, labai puikiai iniciatyva. Taipogi 30 dieną įvyko motorų dienos Retromobilio Anykščių muziejuje, kuomet eksponuojamas transportas vis dėlto yra priverstas būti užvestas. Jisai turi būti užvestas, nes mes puikiai visi žinome, jog istorinė technika ir ne tik istorinė technika genda, kuomet jinai yra neeksploatuojama. Taip kad daugiau ar mažiau mes stengiamės mūsų eksponuojamus automobilius tiek Šeduvos muziejuje, tiek Anykščiuose pamiklinti. Ne visus pavyksta pravėtrinti gatvės ir keliuose, tai mes bent jau padarome šiai technikai šventę, būtent suorganizuojama motorų dienos ir pabandome užvesti variklius tų transporto priemonių, kurios, galbūt neturėjo galimybės išvažiuoti į gatves būtent per tuos metus. Priminsime, jog motorų dienos patapo jau tradiciniu renginiu, iš metų organizuojama ir tai yra puikiai tiek asociacijos Retromobilio, tiek Antano Baranausko vienuolio muziejaus būtent bendras projektas. Taip kad mūsų ekspoziciją galite surasti Anykščiuose, Stoties gatvė 1, veikia ištisus metus. Čia yra nuostabus muziejaus gidai, kurie papasakos būtent apie štai šiuos automobilius. Rugsėjo 30 dieną taipogi vyko Lietuvos vabalų klubo sezono uždarymo renginys, vyko Žalvario parke Molėtų rajone. Vabaliukai jau ruošiasi žiemos miegui ir vieni iš pirmųjų štai tokiu būdu uždarė sezoną. Taigi, tenka konstatuoti, jog renginiai tuo rugsėjo mėnesį ir pasibaigė. Jeigu aš kažkur nepaminėjau, tai jūs mane pataisykite, parašykite komentaruose ar paskambinkite, kaip kad kai kurie žiūrovai iš tiesų paskambina ir patikė pasiūlymus ir pageidavimus.
Vienas iš tokių pasiūlymų, kuris pasikartojo beje keletą kartų, tai yra prašymas anonsuoti būsimo mėnesio altimerinius renginius. Tai pabandome padaryti štai būtent tokią naują rubriką renginiai sekančiam mėnesį, šiuo atveju 23 metų spalio mėnesį. Tai man yra žinomi 2 tokio pobūdžio renginiai, kitos informacijos aš kol kas neturiu, tai jeigu jūs turėtumėte, būtų labai malonu, jog brūkšteltumėte štai šiuo elektroniniu paštu apie būsimus renginius, bent apie iniciatyvas tų renginių, kad va, štai darydamas apžvalgą už praėjusį mėnesį aš galėčiau paanonsuoti būtent renginius kito mėnesio. Tai šiai dienai aš norėčiau, šiam reportažui aš norėčiau paanonsuoti 2 renginius. Tai yra spalio 7 dieną vyks motorų dienos elektromobilio Šeduvos muziejuje, nesumaišykite su Anykščiu. Anykščiuose jau vyko motorų dienos, o Šeduvoje dar tik tai vyks spalio 7 dieną. Kaip jūs žinote, elektromobilio turi 2 muziejus. Vienas yra Anykščiuose, kitas yra Šeduvoje. Taip kad spalio 7 dieną kviečiu visus į Šeduvą, čionai jūs galėsite taipogi gyvai dalyvauti motorų dienose ir būtent pabandyti užvesti ar mums padėti užvesti istorinių automobilių variklius. Motorus, šiuo atveju, mūsų atveju. Na, o spalio 14 dieną, mano žiniomis, Classic Cars Kaunas organizacija organizuoja vojažą po pietinę Lietuvą, po Alytų, Stakliškes, tai čia nežinau, ar yra viešas ar uždaras renginys, aš bet kuriuo atveju gavau į pakvietimą, tai mačiau viešoje erdvėje, kad jisai yra anonsuojamas, tai jeigu jūs norėtumėte ar ketintumėte dalyvauti, tai prašom, kreipkitės į organizatorius ir jau jie nuspręs, ar jūs turite teisę dalyvauti ar neturite teisę dalyvauti. Tai čia jums spręsti. Taip, kad apie spalio mėnesio renginius būsimus pas mane informacijos yra tiek. Galbūt, kaip ir jūs žinote, tikrai būna spontaniškų renginių, mažiau planuotų, pavyzdžiui, prieš 2 ar 3 dienas, tai tikrai tikiu, kad per spalio mėnesį būtent tokių renginių bus. Na, o apart renginių vykusių ir būsimų, aš taipogi noriu dar vieną pranešimą pateikti būtent apie tai, ką aš kalbėjau už rugpjūčio mėnesio ataskaitą, tai yra būtent apie teismo sprendimą, kuomet Regitra pralošė bylą ir yra įpareigota įregistruoti automobilį, kuris Didžiojoje Britanijoje buvo pripažintas atlieka. Tai ši istorija iš esmės toliau rutuliojasi. Iš vienos pusės rutuliojasi teigiamai būtent šio automobilio atžvilgių, tačiau tai dar nėra pabaiga, būtent per spalio mėnesį bus daugiau naujienų, tačiau yra kita medalio pusė. Regitra vis dėlto išvartė įstatymus taip, jog automobilis, jeigu yra pripažintas atlieka, vis tiek nenori registruoti būtent transporto registre, tai yra regitros registre. Ir štai šią situaciją mes labai aktyviai stebime, žiūrime. Tikėtina, jog yra tam tikra įstatyminė kolizija susiformavusi. Kas per koliziją ir kaip jinai turės būti išspręsta ir išrutuliuota, ko gero padarysiu atskirą pranešimą, atskirą informacinį tokį video, kadangi žmonėms tai yra pakankamai aktualu ir įdomu, taip kad atliekų tvarkymo įstatymas kaip toksai yra, jisai labai sunkiai randa kelią būtent veikime ir istorinių transporto priemonių įregistravime. Na, o Regitra, kaip čia pasakius, ko gero vėl kaišioja pagalius į ratus ir vėl sumasto, kaip neregistruoti būtent tokių transporto priemonių registre. Tačiau apie tai bus kitas reportažas. Tikėtina po to, kai jau išspręs būtent rugsėjo 9 dienos teismo sprendimo pagrindu iškilęs klausimas dėl Mercedes-Benz 500 SEC. Tai sekite, turėtų būti įdomu. Na, o jums bet kuriuo atveju ačiū už stebėjimą, už žiūrėjimą ir žinoma už pastabas bei komentarus. Taip kad pabandau aš reaguoti į tas pastabas. Jeigu turite dar daugiau pastabų, pasiūlymų, tikrai prašome, teikite, galbūt apskritais. Turite sumąstę kažkokią tai kitokią rubriką, kurią galėčiau anonsuoti ir pravesti. Kodėlgi ne? Tikrai rašykite, kreipkitės. Štai va, dar kartą nurodau, čia yra bendrasis elektromobilio emailas. Ir kągi, ačiū už dalyvavimą rugsėjo mėnesio renginiuose. Iki susitikimo spalio mėnesį.
Ate.